Sveiki, aš Benas. Aš Aidas. Ir mes esame Kelyje 2. Paskutinį kartą mus matėte JDM automobilių renginy, taip pat Molėtų technikos muziejuje ir važiavome vienu geriausių entuziastų kelių Lietuvoje. Bet šiandien sugalvojom naują pramogą. Pasibandyti vienas kito automobilius. Kuris laikas jau turime šitos automobilius, bet dar vis nesam bandę vienas kito. Taip, aš iš vis Miatos gyvenime nesu vairavęs. Aidas, kiek žinau, Nissano nėra vairavęs. Aš esu vairavęs, bet netiesiai. Tik šėręs esu. Tai šiandien bus proga pasimatuoti ir pasilyginti, kaip skiriasi beveik tos pačios eros entuziasto japoniški automobiliai. Įsivaizduokite, dabar 1989 metai. Kuras pigus, Berlyno siena griūna, truputėlį nerimaujate dėl savo paso, bet akise nedrąsiai spindi Baltijos kelių įžiebta viltis. Dairotės pro troleibuso langą. Įprastas vaizdas keliuose, be abejo, rusiška technika. Retkarčiais praplaukia kokia prabangesnė Ascona ar Audi 100. Žiūrit ir galvojat, turbūt geras jausmas keliauti tokiais limuzinais, bet tam reikia dolerių. Besvajojant netikėtai pro šoną praskrenda net pažįstamas aparatas. Daro sututututų garsus, dvejas duris, priekiniai žibintai iš kapoto išlindę, kas čia pagalais. Už vairo žinoma, plačių pečių, aikštelė kirptas vyriškis. Vengiate pagauti akių kontaktą, nes yra šansas, kad baigsi siūlėm barzdoj. Bandote žiūrėti markę, bet taip ir nesuprantat. Atrodo lyg Ferrari, bet juk ženkliukas matytųsi. Kažkas šią sportinę visai kaip kontrabandinėse filmuose. Tai Nissan 200 S13. Automobilis, kuris niekada neturėjo tapti legenda. 90-aisiais vakarų pasaulyje tai buvo tiesiog dar vienas japoniškas kupė. 4 cilindrai, turbina, mechaninė dėžė ir galiniai varantis ratai. Paprasta formulė, kuri tuo metu neatrodė išskirtinė. Tai buvo dalis Nissan S platformos, kurią kūrėjai įsivaizdavo kaip prieinamą sportinio vairavimo receptą visiems. Bet realybė planus perrašė. S13 pasirodė per lengvas, per gyvas ir per lankstus, kad liktų tik paprastas kupė. Ir būtent čia prasidėjo grandininė reakcija. LSD, RVD plus platforma, kuri leidžia daryti ką nori. Street, grip, drift, S13 greitai tapo atsakymu į visus klausimus. Ir tada į sceną atėjo driftas. Keiči Tsuchiya, Option, Hot Version, VHS kasetės, vėliau internetas ir S13 tapo ne tik automobilis, o archetipas. Tobulas balansas, potencialas ir valdomumas padarė jį etalonų, pagal kurį iki šiol matuojami kiti. Šiandien S13 nebėra pigus 90-ųjų žaislas. Tai simbolis, jauno entuziasto pirmoji svajonė, o vyresnio nostalgiškas durklas į širdį. Nuo jų absurdiškos kainos žinoma primena tik vieną dalyką. Pasaulis suprato, kad Nissan sukūrė vieną svarbiausių ir labiausiai mylimų automobilinių ikonų. Čia yra mano 92 metų Nissan 200 S13, tai yra facelift modelis. Iš esmės pagrindinis skirtumas yra tai, kad yra didesni stabdžiai ir buvo kitas bumperis, bet aš sudėjau prie facelifto, nes man tiesiog gražesnis. Automobilį turiu virš 10 metų, pirkau kaip paskutinių kursų studentas, jei gerai pamenu, ir tam tikrų amžiaus ir modifikacijos dalykų yra užsilikę, tai jisai toli gražu nėra tobulas ir idealus, bet galinius ratus varo Caškė, dinozauras 1.8 turbo benzininis variklis, standartė 124 kW, kažkas panašaus, o iš modifikacijų tai mes turim reguliuojamo aukščio ir kitumo amortizatorius, turime pakaboje šiek tiek poliuretaninių detalių. Taip pat galiai yra roll baras, tai iš esmės automobilis turi šiuo metu sportinį techninį pasą ir visiškai legalus dalyvauti eisme ir tuo pačiu atitinkamos kategorijos varžybose. Tai nežinau, su modifikacijom įtariu, kokie būtų apie 100–105 kW. O dabar kiek? Kas? O dabar kiek? Pasakyk visiems, kiek dabar yra. Dabar yra biškai prisuktas slėgis prie kažkur 0,3, tai, važiuoja kaip 2 litrų atmosferinė silkė. Nuo Miatos nepabėgai. Aš nespaudžiu. Aha, aš irgi.
Ne, aš labai nespaudžiau, bet jo, šiaip, ta prasme, nėra nieko dramatiško, iš tikrųjų automobilį, salonas didelė dalim yra standartinis, šiaip kėbulas labai geros būklės, kol atvažiavam čia jau apsitaškė visas, bet iš esmės tai yra fainas, įdomus, jau dabar retas, pirktas pusvelčiui automobilis, bet apmaudu, kad kuo toliau, tuo vis mažiau yra detalių, sunkiau jų gauti, jų kainos yra kosminės. Tai ir šiaip, lyginant su Miata, tai yra gerokai lėpesnis ir sudėtingesnis automobilis, kad išlaikytum gatvėse ir mėgautumės vairavimu. Iš kitos pusės, kai pučia turbina ir galimai truputėlį nusprūsta galiniai ratai, yra visai linksma. Lempų atidarimo mygtuką ir greitai jį paspaudu keleivių žibintu. Nu, kaip jaučiamės? Wow, kiek čia vietos. Pasieki pedalus. Trumpas instruktažas prieš važiuojant. Pirma, labai jaudinuos. Prašau, pasaugok mane, nes niekam nesudavęs, man atrodo, šitas mašinas vairuoti. Antras dalykas, tai yra, jeigu jautiesi saugiai posūkį, nesijausk. Pirmų ribotuvo nedaužyk, nes neįjungsi kito bėgio. Gal nori pats vairuoti tiesiog? Norėčiau, bet važiuojam. Nežinau, ta prasme, enjoy. Ai, ir žinai, ko trūksta? Enjoy, ta prasme. 50 reikalavimų sąrašas, enjoy. Žinai, ko trūksta? Trūksta centravimo žiedų priekį. Tai drebės vairas. Žinai, važiuoja kažkada, aš spaudžiu. Tai duok įsipūst. Visai triukšminga čia viduje. Tiesus vamzdis gali, jeigu kam įdomu išmetimą. Ja. Ir atrodo, kad į saloną. Tiesus į saloną. Jo, nes jo nėra. Tai... Galiu mintis girdėti pagaliau. Savo. Yra. Ir ten yra vingiuoto Ten nieko nėra. kelio ženklas. Ten yra leisnės greitis 190. Nu ir dabar antrų, manau. Antras bėgis, 2 štukos apsukų, tapkė. Laikausi. Tikėjausi daugiau. Mes turim žemiau standartinio slėgio šiuo metu. Nevažiuoja tas automobilis, bet kaip po 5 metų pažadintas iš miego, aš sakyčiau, kad aš irgi nevažiuočiau normaliai. Šiaip patinka vairavimo pozicija, tokia nėra visiškai ant žemės, kad tu sėdi, bet taip labai viską kontroliuojamai matai. Taip, pakankamai iš viršaus, nors tu žemai tikrai sėdi visam automobiliu. Ta prasme, traukos 0, bet garso milijonas ir smagu, ką žinau. Kam ta trauka, kam čia reikia. Nes tu bėgėsies, tada viršysi greitį, čia visiškai gauni ir bėgius pajunginėt, ir išgirst, ir neprarast teisų. Tai visai good deal. Ir gauni išlipti iš mašinos dabar kaip vairuotojas už tokius žodžius. Nu, kokie įspūdžiai? Žiauriai patiko. Labai. Tokia siela yra, žinai, kažką. Bet patiko labai. Reikės įsidėti skelbimų paiešką, turbūt užmės kartais akį, žinai. Labai laukiu, kol bus aptvarkytas truputėlį, kai turbo normaliai pūs ir tikiuosi pakartosim vėl. Tikrai pakartosim. Ir kai pagaliau diffą normalų susidėsi LSD, gal galima bus ir kažkur slystelt biškį, nes, man atrodo, labai smagiai slysti jisai. Ne? Saugioje aplinkoje be jokios abejonės pagal kelių eismo taisyklės. Be abejo, jo. Nu, ačiū, kad nesusprogdinai ir kad pravažiavai, buvo be galo baisu, bet įdomu iš keleivio vietos patirti. Pamišę 1999. Paksas dar tik paskirtas premjeru, keliuose neprivaloma bet kurio paros metu važinėti jungtais žibintais, Kaukuro žiede skraido kregždės, o degalinėse buvo didesnė alkoholio pasiūla nei minimoje ir medijoje.
Gatvėse jau galėjai pamatyti įdomesnių eksponatų – BMW, Mercedes-Benz ir kitų vakaruose populiarių markių. Tačiau automobilis vis dar buvo prabangos prekė. Kuo praktiškesnė, tuo geriau. Jūsų kaimyno, automobilių vežėjo, paprašote surasti automobilį ir jums. Sako, Mazda dabar ant bangos ir juo tikite. Juk kas trečias importinis automobilis jūsų daugiabučio kieme – Mazda 626 hatchbackas. Tikėdamėsi dar vieno 626 modelio antralo, išeinate į lauką ir negalite patikėti tuo, ką matote. Erdvaus karučio dydžio ir glotnių kėblų linijų derinys. Be stogo. Tai Mazda Miata. 1989 pasirodžiusi pirmoji Miata iš karto tapo reiškiniu. Lengvas, paprastas ir prieinamas rausteris, kuris tuo metu automobilių industrijai parodė vidurinį pirštą. Visi sakė, maži, lengvi ir didelės galios neturintys sportiniai automobiliai nebegali egzistuoti. Miata tiesiog atsakė, žiūrėkite. Formulė buvo juokingai paprasta – lengvas kėbulas, atmosferinis variklis, mechaninė pavarų dėžė ir galiniai varantis ratai. Jokių kompromisų. Ši filosofija turėjo vardą – Jinba Itai – žmogaus ir automobilio vienybė. Mazda nekartą galėjo pasukti lengvesniu keliu, padaryti ją priekiniais varančiais ratais, didesnė, galingesnė, sudėtingesnė, bet kiekvienas kartas baigdavosi tuo pačiu atsakymu. Jei žmonės nori daugiau galios, jie meluoja. Iš tikrųjų, jie nori daugiau smagumo. Antroji NB karta pakeitė išvaizdą, atsirado ir reta Mazda Speed Turbo versija, bet esmė liko ta pati. Ir būtent dėl to Miata tapo ne tik populiariausiu dviviečių sportinių automobilių istorijoje, ji tapo simboliu, bendruomenė, kažkuo, kas peržengia geležies, gumos ir metalo ribas. Jei turi Miata, tu niekada nesi vienas. Miata gyvoja jau daugiau nei 30 mečius nepaisydama krizių, madų ir rinkos logikos, nes ji niekada nesistengia patenkinti visų norų. Ji tiesiog suteikia tai, ko žmonės iš tikrųjų ieško – tikro vairavimo džiaugsmo. Nesvarbu, koks yra klausimas, Miata is always the answer. O čia yra mano mažas, mielas japoniškas automobilis, labai kawaii, Mazda Miata NB, tai yra antra laida Miatos, 99 metų. Nėra jinai ypatinga, nėra jinai žiauriai graži, jeigu arčiau prieisi, tai yra pilna visokių, yra padaužymų, visokių pabraižymų ir panašiai, bet aš susidėjau pats koilus ir ratus į šitą mašiną, daugiau jinai yra standartinė. Tai kol kas aš labai ją džiaugiuosi, nuvažiuoju karts nuo karto į kažkokį slalomą, nes jinai turi gamyklinį LSD, tai yra blokuotą reduktorių. Čia yra 1.8 variklis benzininis, be turbinos, ne taip kaip pas Beną. Bet kaip ir sakiau, Benas nepabėgo nuo jos, tai panašu, kad pas Beną yra tiek pat galios. Tai va, tai kėbulas nėra blogas, bet tikrai ne parodinis. Salone yra visiškai nieko ypatingo, tai tiesiog visai šiaip patogios kėdės, labai plonos. Nardi vairiukas toks patrintas, pakramtytas ir labai maloniai besijungiančios pavaros. Tai papasako, kokį bliūdą šiandien parsivežė iš Elektrėnų. Šiandien užimu 3 vietą savo grupiai RVD galų varomas, buvo Elektrėnų greituminis slalomas. Šiaip visai smagiai, labai smagiai. Ten dažniausiai kovoju prieš mašinas ant semislikų su lankais ir panašiai. Čia yra paprastas gatvinės padangos. Standartinė mašina apart amortizatorių, koilų HSD.
Ir jinai daugam labai pakraut gali į kaulus. Ar sutiktum, kad už šito automobilio kainą nelabai yra geresnio varianto entuziastai? Ta prasme, tiesiog sėsti ir važiuoti į kokią treniruotę ar mini varžybėlės. Galima būtų pasiginčyti. Nėra pigi mašina, nors yra lavaniukas ir mažytė ir visa kita, vis tiek jie tvarkinga su 1.8 suras turbūt nuo 4000 bent jau eurų. Tai nėra maži pinigai. Plius dar ten įsidėt koilus, dar kažką jau visai neblogai suma iškyla. Tai manau, už tą sumą tikrai galima paieškoti gerų variantų. Bet šitą mašiną yra visiškai vairavimo džiaugsmą ir pagrindinė esybė vairavimo atskleidžia, nes čia joje nieko nėra. Yra tik tai viskas, kas yra būtina. Tai yra vairas, pedalai 3, pavarų dėžė ir galų varomas automobilis, kuris neturi svorio. Ta prasme, čia yra tobulas receptas. Tai jeigu kažkas nori išmokti vairuoti, tai yra sportiškai entuziastai, greitai ir kažkaip kitaip, tai yra turbūt viena geriausia platforma, nes tu su ja greit nevažiuosi, tu su ja, kai slysi ant 35 km per valandą greičio, viskas bus kontroliuojama, viskas bus saugu, gali per visą greičių dėžę pereiti neviršydamas greičio ir dar nusiema stogas per 2 sekundės. Ta prasme, ten užsisega ir that's it, nusiėmė. Ok, tai nekantrauju prisėsti, išmėginti, nes prie jos atrodai 3 metrų ūgio. Kas žino mane, žino, kad mano ūgis nėra 3 metrai. Ne, realybė biškai kitokia. Bet jo, nekantrauju išmėginti. Bandom pasimatuoti Mazda MX-5 Miata. Oi. Bet tavo galva nėra aukščiau stogo, tai žinok, saugus esi. Ne, palauk, pažiūrim iš naujo. Čia mano galva kažkur. Jo. Jo, bet jeigu aš spaudžiu stabdį, tai aš negaliu laikyti vairo apačios niekaip. Nes tu laikai vairą kaip ir visi žmonės, tai 6 valandą. 12 ir 6, va šitaip. Kad galėčiau greit į lenkimą daryti. O jeigu į dešinę suk, tai retai aš suku į dešinę, matai, man pagrindė į lenkimą išeiti. Bet ne, šiaip tai labai atrodo ergonomiška. Be galo mėgstu japoniškus mažus dialsus, visus šitus mygtukus ir taip toliau. Jeigu bus tinkamas paros metas, parodysim, kad jie taip jaukiai žaliai šviečia. Wow, aš čia nelabai sėdės šitoj pusėj. Na kągi. Nu tai dabar aš tau menu labiškai apie dalykus, ką daryti ir ko nedaryti šitą mašiną. Viską gali daryti, ką tik nori. Wow. Cute, bet atrodo, jau Nissanas maža mašina. Tu biškai atsistum, gali gal dar, yra gal. Bet čia labai viskas... Atsistūmiau, nemeluosiu, per tiek, kiek yra Aikos Biko storis. Ta prasme, grinai per tiek. Juodas stogas, komplektacija. Ar tavo kolikas nėra kiauras? Nes Jo, yra. Nes aš labai girdžiu. Aš nežinau ar kiauras, bet tiesiog yra šitą mašinai po praeitų savininkų daug nepriverštų varžtų. Išmetimas turi kelis tokius neprisuktus varžtus. Tai... Ok. Aš labai dėl to nepergyvenu, kaip ir viskas veikia. Oho, staigumas. Jo, aš suprantu, kodėl kartingu vadina, nes važiuoju 80 ir daugiau kaip ir nenorėčiau. Ne, čia neturba, neužsipūstau stebuklingai. Jo, aš kažkaip laukiu, kad kažkas įvyks, nes buvo iškeiktas mano Nissanas, kaip čia nevažiuoja, čia tas anas. Tausme, atsisėdom į dviratį, bet turiu tau duoti tašką čia, kad žymiai trumpesni bėgiai, dėl to jinai atrodo gerokai staigesnė. Šiaip guviai juda tikrai. Ta prasme, kadangi tai neturbininis variklis, lengvas kėbulas, atrodo tikrai žymiai greičiau važiuoja negu Nissanas. Jeigu kam įdomu, tiesiog moteris išvažiavo į priešingą eismo juostą tuščiame kelyje. Šviečia saulė. Šviečia saulė.
O, Wow! aš irgi, žinok, išvažiuočiau prieš priešinę. Smagu. Nu, tikrai. Vis laik norėjau Miatos ir aš žinojau, kad jinai netraukia ir visa kita ir aš ten pernelyg nežiūrėjau tas speksus. Ir aš dabar nebenoriu žiūrėti speksus, nes man visiškai suteikia tiek daug emocijų ir džiaugsmo šitą mašiną, kuri tenais per 8 ar kiek įsibėgėja iki 100 ir man visiškai nebeįdomu, per kiek jinai įsibėgėja iki 100. Nes ne čia yra džiaugsmas. Ne, jinai yra ne ant popieriaus, jinai yra smagi, Ne. o už vairo, ta prasme, Visiškai. kelyje jinai yra smagi. Smagu, kad kiauras kolektorius ir nėra garso izoliacijos, nes atrodo, kad mes skrendam, iš tikrųjų atrodo, kad skrendam. Taip. Nu gerai, įspūdžiai. Šiaip tai, kaip sako angliškai, punching above weight class. Mazda Miata vadina atsakymu. Jeigu nori lėkti, tai vat puikus, labai tam tinkamas automobilis. Tai ačiū, kad davai pasivažinėt ir ačiū, kad neapsivėmėjai keleivio vietoj. Net nebuvau pagalvojęs, labai negreitas automobilis. Jo, greičio nėra, bet daug emocijų užtat ir teigiamų. Tai tikrai smagu. Nissan ir Mazda gamintojai net neįtarė, kokią įtaką automobilizmui turės jų kūriniai. Nors mūsų turimi variantai jau gyvenimo matė ir neprimena iš gamyklos išvažiavusių šviežienų, tačiau tuo Miata ir S13 ypatingi. Kiekvienas jos gali pritaikyti pagal savo poreikius. Mūsų planas toks pat. Siekite keli 2 kanalą ir pamatykite, kuo virs 90-ųjų ikonas – sveriamų metalų ar trasos ginklais. Jei turėsit klausimų, klauskit, atsakysim video formatu. Iki kitų kartų.